ir kur tie pinigai keliaus. Taip? Todėl, reiškia, Jonis, jūsų prezidentas, pasisakė griežtai prieš šitą klausimą ir mes jį išmetėm. Bet visi solidariai, tiek universitetas, tiek studentų savybė, tiek mes supratom, kad padaryta žala turi būti kompensuota, jinai turi būti, reiškia, atlyginta ir turi būti atlyginta to žmogaus, kuris tai padarė. O kadangi tokį žmogų nustatyti yra sunku, tai yra taikoma solidarinė atsakomybė, kaip yra nustatyta, reiškia, teisės aktuose. Tai yra dar vienas dalykas, aš leiskite pabaigsiu, dar vienas dalykas, kas labai yra svarbu jums patiems, tai aš nebejoju, kad jūs žinot, kas tai padarė. Gal ne jūs pats asmeniškai, gal kiti, galų galia tie patys, kurie dalyvavo tam vakarėlyje, bet, sakykime, nelaužė ir pažiūrėjo, tai žino. Taip? Ir savaime suprantama, tai pirmą kartą greičiausiai skaudės visiems. Bet antrą kartą jau žmonės akylai stebės ir žiūrės, kad tai yra jų turtas, kad mes turime visi kartu jo rūpinti, saugoti ir globoti. Ir jeigu matys, kad kažkokie atvejai vyksta, sakykime, ar tie patys vakarėliai, ar ten nepažįstama kompanija, jie tiesiog nesėdės pas save kambarį užsidarę, informuos mūsų budėtoją, informuos administratorių, kad mes galėtume imtis, reiškia, priemonių ir užkirsti kelią, kad ta žala nesirastų. Šiaip tai čia ne mūsų turtas. Atsiprašau, nedarom diskusijos. Nedarom. Šarūnai, prašau. Gerai, neperėjo pas mane kambarys. Atėjau, sakau, duris susikirto. Ne mūsų reikalas, čia jūsų kambarys. Tai jūsų reikalas koridoriai. Aš nežinau, kaip jie. Atsiprašau, pertrauksiu dabar komentaras, ar tai yra logiška suma visų pirma. Ir ar tai buvo bandyta ieškoti ir buvo iš jūsų įmonės kažkokio imtasi veiksmų dėl įsiaiškinimo incidentų, kurių buvo, jau galėčiau priskaičiuoti 5. Tarp kitko, man paprasčiausiai keista, kad ten sugedo pas mumis liftas, sugedo kitas radiatorius. Jūs tik pakabinat lapą, kokia suma, bet iš kur ta suma niekas nėra pasakyta. 10 000 viskas. Kur ta samata, ką aš nežinau. Ta bet susinaro kažkokio girdėsime, ką aš truputį gal tikrai nekomentuojam, bet norėtųsi išgirsti, iš kur ta suma, nes tikrai mums patiems reikės susimokėti. Tai gal atstovai administruojančios įmonės galėtų atsakyti, kaip pagrįsta 10 000 suma už radiatorių, kurį matėt nuotraukoje. Aš parodysiu ir kitą radiatorių, kuris alternatyvai lygiai toks pat, tik tai ne 10 000 kainuoja, tiesiog stovi bendrabutai. Vėlgi, jūs Gedimino technikos universitete mokotės, tai apie techninius dalykus suprantate. Aš baigiau, aš šiek tiek kitokį požiūrį turiu, labiau humanitarinį. Bet aš manau, turėtumėt puikiai suprasti, kad nulaužus radiatorių šildymo sezono metu mes turim žalą ne vien tik tai radiatorius, kaip buvo metalo gabalo, kuris ten atitrūko vamzdis nuo kito vamzdžio. Mes turim žalą įsiliejusio vandens, 5. aukšte, 4. aukšte per sujungimus, per sienas, grindis, elektros instaliacijas, kambarius. Sutartyje su VGTU mes persiėmėm bendrabučius, kaip po turtą sutarties vykdymui, taip, savo žinion, ir sutarties galima pabaigoj turėsim jų grąžinti tokios pačios arba neblogesnės būklės negu perėmė. Taip, tai dabar po to, kai buvo nulaužtas radiatorius, buvo apipilta, padaryta didžiulė žala. Mes turėsim ją atstatyti. Tai yra ne vien tik tai šitas radiatorius, kad būtų logiška, turėtų būti radiatorius, tada turėtų būti nufotografuotas 5. aukšto, grindis, 4. lubos, sienos, grindis, pakeltas linoleumas, parodyta, kur apšiltinimas visas yra supuvęs. Čia yra reikalų. Atsakymo darbai buvo 60 dienos po nulaužimą išplovė koridorių pirmą kartą. Žinoma, operatyviai statė. Nesupratau klausimą. Čia nebuvo klausimas, čia buvo komentaras, toliau tęsiam klausimus. Aš norėčiau paprašyti, kad visi pakeltų rankas, kas yra patenkinti valymo kokybė. Tai jeigu nėra rankų, tai tikriausiai galima pripažinti faktą, kad turime problemą. Jeigu turime problemą, gal reiktų pradėti ieškoti jos sprendimą. Dėl valymo problemų, tai problema yra išreikšta ne pirmą kartą. Mes nuolatos imamės veiksmų, kaip spręsti šitą problemą. Šiuo metu yra pasamdyta dar žmonių, yra nusisamdytas ir